važiavome į šiauriausią Europoje tašką, tai yra Nordkapas. Tai labas rytas. Šį rytą atsikėlėm. Čia tai aikštelė iš tikrųjų visai faina. Ten yra tualetai su kriauklėm. Ir čia kemperiai ir visokių mašinom vietų. Ir va, tai naktį iš tikrųjų nebuvo šalta tikrai. Mėgom vis tiek mėgmaišį. Svarbu, kad galva būtų uždengta. Tai viskas buvo gerai. Vėjas tik tiesiog vėjas didelis buvo, bet įsitempam, tai kaip ir viskas gerai. Nustoja pačiais. Nežinau, aš atsikėliau apie 7, tai jau buvo nustoja lyti. Tai gerai tas vėjas ir prapūtė pradžiovina visą palapinę. Važiuojam link Sortlando. Ten, kur prieš keletą metų Vesta dirbo. Šiek tiek už jo gyvenom. Tai gal pavyks nuvažiuoti. Gal pavyks nuvažiuoti prie savo senų namų. O šiandien nežinau, ar dasieksim šitą Sortlandą, bet man atrodo bandysim. Kiek mums liko dabar važiuoti iki Sortlando? Apie 700 tikriausiai. 700? Jo, koks 10-11 valandų, gal 9. Važiuojam palei fjordus, per kaimelius, tai nėra to greičio labai didelio. Dėl to ir labai išilgėja tas keliavimo laikas, lyginant su kilometrais, nes tarkim, kaip, nežinau, Lietuvoje, sakykim, nuo Kauno iki Vilniaus yra 100 kilometrų, grubiai valanda, ar ne? Kažkur taip skaičiuoju, jeigu 100 važiuoji, tai taip ir gaunas, ne? Jo. 100 kilometrų, jo. Tai, o čianais greičio to nėra, nes užmiestis yra nedaugiau 80, jeigu yra ženklų specialių, tai būna koks 90, galbūt kai kur 100, bet čia tokiuose keliuose tai tikrai ne. Tai maksimalus greitis 80, o jeigu yra dar kaimeliai, tai greitis aišku krenta, kokie posūkiai, tu ir 80 ne visą laiką gali važiuoti, tai dėl to tas būtent kelionės laikas išilgėja. Ir dėl to, pavyzdžiui, kokias, nežinau, 300, tą patį 100 kilometrų, tai čia gali važiuoti, nežinau, kokias 2 valandas, ir taip gali būti. Jo. Ir dar šiandien labai puiku, kad spėjom, nes kažkokiem tai dviratininkam uždaro kelius, tai mes spėjom tas atkarpas pravažiuoti vakar. Vakar spėjom pravažiuoti labai puikiai, nes būtume kitaip strigę. Kažkiek tai laiko, kol būtų buvo uždaryta. Tai va, sustojom papusryčiauti čia prie tokio kalno. Ir vaizdas į fjordą. Oi, ten dar buvo žiūrėk soliukas. Bet ten toli eit labai. Per brūzgynus. Gal ten takelis. Tai nebent tokia palapinė, šiaip nusileis būtų faina iš tikrųjų. Tai va, sustojom, pavalgysim biškį normaliau, makaronų ir dešrelių. Ir judėsim vėliau po to. Judėsim toliau.
gerokai už Altos. Neatsimenu, kur mes filmuojam paskui. Jo, kažkur už Altos. Tai dabar jau važiuojam link to Sortlando, kur mes prieš tai gyvenom. Ir pravažiuosim dar vieną miestą, kuris vadinasi Setermoen. Ir tenai aš dirbau 2 mėnesius. Tai mes ten gyvenam kartu su Rėju. Ir kadangi pakeliui, tai parodysiu Edgarui, kur gyvenom su Rėju, kaip ten kas atrodė, kur buvo mano darbas, kuriam name gyvenom. Iš tikrųjų bus visai fainai prisimint. Ir palaukit, tai čia išvažiavai, tai čia buvo pilnas sniego dar gegužė. Jo. Aš išvažiavau balandžio 30 ar 31, dabar 31, gal 30, nu kažkas ten iš tų. Ir užėjo didžiulė pūga. Ir sunkiai dar išvažiavau, iš tikrųjų, nes buvo ir vienu metu ir kelias uždarytas, nes buvo sniegas nenuvalytas ir buvo labai daug pripūstę. Ir dar vienoje atkarpoje fūros buvo nulėkę nuo kelio, tai irgi ten labai atsargiai reikėjo pravažiuoti. Bet, laimingai viskas. Privažiavom prie šito pastato, kur buvo mano darbas ir aš nebematau iškabos ant sienos, tai ar nebus taip, kad jie bus uždarę. Bet man atrodo, kad šiaip ne. Bet ten atidarė dar vieną netoli ir paskui dar vieną šiek tiek toliau. Bet, nežinau, padėsim laik pažiūrėti. Tai pasirodo darbas dar yra, tik tais labai atsinaujinę čia viskas. Ir visa parduotuvė atsinaujinus kaip prekybos centras, ir pati vaistinė atsinaujinus, ir visas išdėstymas viso prekybcentrio kitok. Vaistinė toje pačioje vietoje, bet pradidinta jinai matosi galą. Tai tokia atnaujinta labai, fainai. Tai apsilankiau ir aš savo buvusiam darbe. Tai atvažiavom čionais į Sortlandą. Ką veiksim čia iš tikrųjų, tai jo pabūsim dieną arba... praktiškai dieną. Tikriausiai. 2 naktis galbūt, arba 1 naktį. Dar matysim.
nes tikslas yra Lofotenai po to ir jo, Sortlande ką veiksim, tai susitiksim aišku su mano draugė Daina, galbūt nueisim į mano seną darbą, užsuksim vis tiek, užsuksim pasisveikint ir dar norim nuvažiuoti link savo senųjų namų, kur irgi gyvenom apie metus laiko, lygiai metus laiko. Tai bus įdomu tenai pasižiūrėti. O kur gyvenam, tai iš tikrųjų gyvenam vos ne vienkiemy. Depresijai. Tai iš tikrųjų buvo gan liūdna ten gyventi. Tai norim pažiūrėti jau ir namus, norim gal pasivaikščioti, manau, ir čia po miestelį. Tai viską pamatysit ir jūs. O šitas Sortland miestas iš tikrųjų dar vadinasi Blobien. O Blobien tai išvertus reiškia smėlinas miestas. Ir tai yra karinis miestas, tai yra jūrų laivyno miestas. Ir aš atsimenu, vienas mūsų pažįstamas čia ir tarnavo šitam kariniam jūrų laivyne. Ir dar mano vienos bendradarbės, būsios bendradarbės dukra irgi, bet aš nežinau, gal ne čia, bet irgi jūrų. O atsimena tą išvestos vlogų golfiuką? Tai jisai čia važinėja, nes mes kai jį pardavėm, jisai čia atvažiavo. Jo, tas buvo labai keistas sutapimas įdomus, kad tas žmogus, kuris nupirko mūsų praeitą mašiną, ją atsivežė į Sortlandą, nes jie gyvena Sortlande. Tai galbūt sutiksim ir savo buvusią mašiną. O tęsiant kalbą apie šitą mėlyną miestą, tai jo, tai vienas dalykas, kad čia buvo jūrų, ir yra iš tikrųjų čia dar vyksta tas jūrų karinis dalykas. Stovi du kariniai laivai. Ir visas miestas yra mėlynas, tai pagrindinė centro dalis yra mėlyni pastatai. Nudažyta viskas mėlynai, tai labai įdomu. Aš kai pirmą kartą atvažiavau, tai buvo labai įdomu. Tai viską pamatysit tikriausiai greitai, o mums tikriausiai bus jau rytoj. Tai labas rytas. Jau važiuojam, paleidom mano draugę į darbą. Mėgojom labai gerai. Nors aš mėgojau ant sofos tokios minkštos, atgal mėgojau lovai, nes neturinai dvigulės, bet super viskas tinka. Ir šiandien važiuojam, pavažinėsim pasivaikščiosim gal po miestą. Ir dabar tai važiuojam link savo senų namų, pasižiūrėti, kaip atrodo. Tiesiog, nežinau, kodėl važiavam, bet tiesiog, kad pasižiūrėti, vis tiek tiek kelio čia važiavam, tai galėsim ir jum parodyti. Ir paskui galvoju įdėsiu dar filmuką, kiek laiko užtrukdavo važiuoti nuo namų iki darbo, nes tai yra kažkur 26 berods kilometrai būdavo į vieną pusę. Tai galėsiu tokį mini filmuką greitą susukti. O su draugė priplepėjom vakar, pasibuvom taip smagiai, jinai net šiaip nesitikėjo, kad mes atvažiuosim. Ir dar kaip tik pataikėm šį savaitgalį atvažiuoti, nes kitą savaitgalį išskrenda į Latviją. Tai būtumėm nesusitikę, jeigu būtumėm kitą savaitgalį. Tai labai mums gerai čia išpuolė, kad šitą buvom.
namus, tai iš tikrųjų pasikeitė. Pas mus buvo raudonas namas, dabar nudažytas į pilką ar tokį juodą tamsų, tai gražiau atrodo. Bet iš tikrųjų, kai pasižiūrėjom, tai žiauriai toli. Ir iš tikrųjų mums čia visiškai nepatiko. Bet vien dėl tolumo, jeigu būtumėm gyvenę mieste, bet Suartlande pačiam būtumėm kitaip jautėsi šitam apskritai regione. O dabar tai buvo žymiai per toli, čia nėra ką veikti ir važiuoti iki miesto, neprivažinėsi daug, tai... bet yra kaip yra.
Labas vakaras jau. Sveikinamės iš nakvynės vietos. Tai iš tikrųjų eina čia keliukas, paskus gal nuo pradžių. Tai išvažiavom iš mano draugės, kėlėmės su keltu ir dabar jau esam Lofotenuose, Lofotenų salyne. Ir iš keltų išvažiavom tokiu vietiniu keliuku, jame iš tikrųjų realiai niekas nevažinėja, labai mažai. Ir čia pakeliui iš tikrųjų labai daug kur taip sustatyta visokių palapinių, yra labiau privažiavimų prie vandens arba mažiau, bet visam kely yra palapinių arba šitų kemperių. Tai ir mes radom čia labai neblogą spotą. Tai nežinau, kiek čia matysis, gal pabandysiu apsukti. Tai va, matosi šiek tiek geriau iš galinės tos kameros, tai čia yra kalnai jo. Ne miestelis, čia iš vis keli namai tiesiog. Ir vat. Kalnai ir dabar saulėlydis. Dar šiek tiek matosi. Tai jo, praleisim naktį čia. Iš tikrųjų ėmėm iš mano draugės išvažiavom ir galvojom, ar pasilikti ten vienai nakčiai ar dviem. Tai gavosi kaip ir vienai. Tai galvojom išvažiuoti arba šiandien vakare, arba rytoj ryte. Bet pasirinkom šiandien vakare, nes galvojom pernakvosim čia ir tada iškart jau bus Lofotenai, galėsim važiuoti toliau nuo ryto. Tai keltas buvo po 9:30, kėlėsi pusę valandos, tai iš tikrųjų gan greit praėjo laikas, tik tas sakyčiau, gan stipriai bangavo. Nors šiaip viskas čia ramu, vanduo ramus, bet kažkaip tai bangavo. Tai nebuvo labai malonu, dar dabar jaučias kažkaip taip nelabai. O vietą iš tikrųjų radom labai fainą. Čia išvažiavus iš kelto yra kelias, bet jo beveik nevažinėja mašinos. Iš tikrųjų, kiek mes čia jau sėdim, tai viena buvo pravažiavus, kai tik atvykom. O daugiau visai ramu, tai bus fainai. Ir iš tikrųjų visam kelyje čia nuo kelto yra šitokių vietų padarytų prie vandens, tokių kaip poilsiaviečių. Buvo arba arčiau vandens yra, arba toliau, bet ir labai daug palapinių stovi arba su kemperiais. O pas draugą iš tikrųjų pabuvom labai fainai, išsiplepėjom, išsikalbėjom. Dar nuėjau savo buvusį darbą, savo pirmąjį kaip specialybinį darbą Norvegijai, kai pradėjau. Iš tikrųjų labai fainai irgi buvo susitikti. Tai fainai pabendravom, pabuvom, susimatėm ir tada tęsėm šitą kelionę. Tai bus dabar mūsų kaip ir kitas planas, kita kelionės dalis. Bus Lofotenų salos. Pabūsim čia kelias dienas, tiksliai neturim nusimatę kiek dienų, tai žiūrėsim. Nors pačių Lofotenų čia nėra daug, tai pats Lofotenų kaip kelias, sakykime, yra, man atrodo, apie 300 km, gal kažkas virš 3 šiek tiek. Tai realiai tu galėtum apvažiuoti ir per vieną dieną viską, bet norisi kažkur pasivaikščioti, sustoti, apžiūrėti. Yra dar keletą turų, tai tiesiog nuvažiuosim iki pat galo, o miesto ir po to ten netoli yra miestas Moskenės, ar kažkaip panašiai vadinasi, ir kelsimės į Bodo. Ir tada nuo Bodo jau pradėsim kelionę namo. Man atrodo, ten kažkokių planų neturim stotelių, tai jau važiuosim tiesiai namo. Tai mes jau eisim miegoti. Tai o iš tikrųjų pas mano draugę jau dabar buvom vakare, jinai baigė darbą 6, paėmėm ją iš darbo ir pasėdėjom dar porą valandų. Ir jau buvo toksai noras gal dar pasilikti nakčiai, nes kažkaip taip jauku, šilta, lova yra, tai ir toks pasijutė jausmas, kad gal jau važiuojam namo, aš vis net nevažiuočiau į tas salas, nes ir iš tikrųjų Edgaras gerai pastebėjo, kad gavosi taip, kad pabuvom kaip namų aplinkoje, pajautėm tą komfortą ir šilumą ir kažkaip dėl to norėjosi tas ilgesys namų, sakykime. Bet gerai gal, kad pasirinkom važiuoti šį vakarą namo, ne namo, o į salas, nes vėl pajautėm tą vaibą kelionės
išvažiavus kažkaip pasijautė. Nors ir pačiam Sortlande tas oras nebuvo labai giedras ir saulėtas, tai buvo vis tiek labiau apsiniaukę, šiek tiek lynojo. Man atrodo, ir tas prisidėjo prie slogesnės nuotaikos. Bet čia viskas gerai ir man atrodo, žiau orus čionais, salyne, tai bus gerai, be lietaus ir bus gan šilta ir bus ir saulutės, tai pažiūrėsim, ar tikrai. Tai sakau tada jums labanakt ir susitiksim rytoj.